Kalbant apie atopinio dermatito gydymą, labai svarbu paminėti ir apie odos barjero atstatymą. Alergiškų šunų oda būna pažeista, yra tam tikrų defektų odoje ir tai skatina didesnį alergenų bei mikroorganizmų prasiskverbimą į odą ir tai stimuliuoja padidintą imuninį atsaką. Per didelę stimuliaciją sukelia uždegiminių mediatorių išsiskyrimą ir dar labiau sustiprina odos barjero disfunkciją. Todėl svarbu ne tik kontroliuoti atopinį dermatitą vaistais ar specifinę alergenų imunoterapiją, bet ir naudoti pagalbinės priemonės atstatančios odos barjero funkcijas. Vienas iš būdų tai padaryti – naudoti gydomuosius šampūnus, kurie atstato epidermio barjerinės funkcijas, sumažina alergenų patekimo į odą gilesnius sluoksnius galimybę, taip pat veikia antiseptiškai, prieš meliagrybį, bakterijas, tuo pačiu išsaugo odos mikrofloros pusiausvyrą ir taip kontroliuoja imuninį odos atsaką ir uždegiminės reakcijas. Naudojant gydomuosius šampūnus reikėtų atkreipti dėmesį ir aplikacijos laiką. Labai svarbu išlaikyti odos kontaktą su šampūnu ne mažiau nei 10 minučių ir tik tuomet nuskalauti. Ir taip užtikrinsime jo teisingą naudojimą ir maksimalų poveikį. Visuomet rekomenduoju rinktis priemones, kurių poveikis yra pagrįstas moksliniais tyrimais.